labai pasilgęs to darbo, labai smagu dirbti su vaikais. Tai labai džiaugiuosi šitą galimybę. Ką toks projektas duoda jūsų nuomonė? Daug duoda. Svarbiausia, duoda džiaugsmo vaikams. Pamatyti, susitikti su garsiais krepšininkais, nes, kaip suprantu, jie patys yra sportuojantis krepšinį, tai pamatyti, pakalbėti, pasportuoti yra labai gera iniciatyva. Vėlgi didelė pažanga, šiandien darėm labiau su Marium tos tokius jau krepšinio pratimus, kažkokie tais individualūs įgūdžiai, judesiai, metimai ir po to viską vainikavo žaidimas 1-1. Tai iš tikrųjų, kas man labai patiko, kad tuos judesius, kuriuos treniruotės pradžioje, tie vaikai po to žaisdami 1-1 juos stengiasi panaudoti. Tikrai faina, pažanga kiekvieną dieną vis atrodo didesnė ir vėl čia pasikartosiu, smagu sugrįžti. Kaip pačiam sekėsi varžytis? Neblogai tą paskutinį pratimą, tai gaila, iškritau, ten vaikis buvo ganėtinai greitesnis už mane, tai įmetė taškus, dėl to iškritau. Bet šiaip irgi viskas gerai, pats irgi toks biškį pajudėjau, kažkokius irgi judesiukus padariau, tai ten irgi smagu. Pravers pačiam aikšteliai prisiminti tos įgūdžius, kuriuos dabar prisimeni? Be abejo, Marius turbūt vienas geriausių tų individualių įgūdžių trenerių Lietuvoje, tai jis labai gerai išmano tą visą specifiką, kas liečia šitus įgūdžius, tai labai džiugu buvo ir šiandien man taip ekstra biškį padirbėti. Kaip įvertintumėt vaikų galimybės? Ką jie šiuo metu, koks yra jų techninis pasiruošimas? Labai neblogas, treneris tikrai gerą darbą atlikęs ir nebuvo sunku daryti net sudėtingesnius pratimus. We are all one team.